Kur slypi eterinių aliejų jėga ir veikimas? Kiekvienas eterinis aliejus turi savo vibracinį dažnį. Ir fizikai tą lengvai išmatuoja aparatų pagalba. Rožės aromatas 320 MHz. Aidaho mėlynoji eglė 480 MHz. Kokia vibracija dirba mūsų organizmas? Fiziniai plotmiai, kad mes būtumėm sveiki, mūsų kūnas maždaug vibruoja nuo 62 iki 78 MHz. Kada mes susirgam, mūsų vibracija krenta. Onkologija 40 MHz. O prieš mirtį, kaip aš sakau, jau nusinulinam. Kiekviena emocija turi vibraciją. Pavyzdžiui, baimė. Pati žemiausia vibracija. Kai žmogus galvoja negatyviai ar nusistatymai nėra harmoningi, automatiškai vibracija krenta. Ir jei mes nesam užsipildę meilės energiją, meilės emociją, 4 centre, tai reiškia širdies centre, bus pažeidimai. Tai yra 4 čakra. O čakras ne tik aparatai gali užfiksuoti, su praplėsta sąmonė žmonės gali matyti. Ir jei yra priėmimas rožės aromato, kai tik mes įkvepiam kosminės energijos, kosminės meilės, kosminės sąmonės aromatą, iš karto vyksta korekcija. Ir taip žmogui padeda išeiti į harmoningą būvį. Įvyksta korekcija.